Labas visi. Labas Laura. Džiaugiuosi jūs matydama. Visus besijungiančius prisijungiau valandai. Tai kaip visada jūs galite man užduoti klausimų įvairiausių belenkokių. O kol galvojate klausimus, tai aš galiu tiesiog kažką pradėti pasakoti, gal užvesiu jūs ant kokios nors temos. Pavyzdžiui, šiandien, ką tik baigiau kalbėti su kliente ir jai pasakojau, daviau tokias 3 kolekcijas surinkti. Tos 3 kolekcijos, nes susipažinkime, esu minčių ir emocijų trenerė ir pas mane daugybė užduočių yra tokių, kurios skirtos treniruoti mąstymą, treniruoti mintis. Nes taip kaip tavo mintis sukonstruotos, pagal tą savo minčių konstrukcijas tu ir konstruoji savo tolimesnį gyvenimą. Čia vis jungiatės visi, tai dar kartą pakartosiu, kad jūs galite man užduoti klausimus, o kol jūs klausimus man užduosite, tai aš tiesiog šiaip kalbu belenką. Ne visai belenką, bet tiesiog žodžiu. Tai ir grįžtu atgal prie to, ką sakiau, kad kalbėdama su kliente šiandien daviau jai tas 3 kolekcijas surinkti ir paaiškinsiu, kokios tai kolekcijos, galbūt jums irgi bus naudinga. Tai yra mano labai seniai sugalvotas metodas. Tos pačios kolekcijos jos kaip ir rinkimas jų neduoda momentinio efekto, bet ilgalaikiai perspektyvoje jos labai padeda kitokį matymą, kitokį mąstymą, savo susikurti. Tai pradėsiu nuo to, kad jos visos yra sukurtos tokį didesnį saugumo jausmą savo kurti, saugumo būseną didesnę kurti ir tokį didesnį lankstumą, platumą, minčių mąstymo platumą savo susikurti. Tai pavyzdžiui, pirma kolekcija yra rinkti atvejus, kada tu kažko labai tikėjai ir pasirodo, kad tu buvai neteisus arba neteisi. Ir čia yra dėl to, kad žmonės labai bijo būti neteisūs, todėl kad būti neteisiam atrodo, kad tai yra labai blogai. Mechanizmas veikia taip, aišku, čia mes tiesiog išmokyti taip, nes visi mes lankėmės mokykloje ir būdami neteisūs mokykloje, gaudavom blogą pažymį, grįždavom namo su to blogu pažymiu ir dar nuo tėvų gaudavom ten kažko, ne? Vieni labiau gaudavo į kailį ir ten bausmių kažkokių, kiti galbūt mažiau gaudavo, bet nuo pat vaikystės pas mus susiformavo toksai požiūris, kad būtinai turi būti teisiu, tu būtinai turi žinoti teisingą atsakymą. Ir to realiai, neįmanoma gyvenimą visą laiką nuolatos būti teisiam. Bet kai tu įsikabini į tą savo norą būti teisiu, tada tu toks, įlendi kažkokį tunelinį matymą ir matai tik tai ne visą pasaulį, o tik tai kažkokį mažą gabaliuko iš viso to, kas galėtų būti. Tu tiesiog atsifiltruoji ir atmeti visus įmanomus variantus, kurie netitinka tavo įsivaizdavimo, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Žodžiu, ir tie žmonės, nes yra tikrai tokių žmonių, kurie mieliau jau būna teisūs, negu būna laimingi. Čia net nebūtinai apie ginčius, ne? Čia toks banalus paprastas pavyzdys. Pavyzdžiui, kad tie žmonės, kuriems labai stipriai išreikštas, kad aš esu teisus, čia yra labai aš visada teisus, aš visada teisingai viską galvoju, aš negaliu klysti, visą laiką yra būtent taip, kaip aš galvoju. Tai ką jie tada daro? Vardant to savo teisingumo, jie, pavyzdžiui, renkasi netgi santykius, kuriuos gali nuspėti. Ir kadangi šitas noras būti visada teisiam, bet kokią kainą būti teisiam ir tas teisingumas labai stipriai išreikštas, tai dažniausiai būna pas tuos žmonės, kurių yra žema savivertė, nes kai yra žema savivertė, tau yra labai nesaugu šiame pasaulyje ir iš to nesaugumo jausmo tu kuri apsauginius mechanizmus. Tai vienas iš apsauginių mechanizmų būti teisiam. Nes kai tu esi teisus, tai tarsi kažkokio, tarsi kontroliuoji, tarsi kažkokią galią turi, bet tau galios reikia tik tai tada, kai tu jautiesi, kad tu neturi jokios galios, kai tu jautiesi viduj giliai pasąmonėj, kai tu jauti, kad tu neturi galios, tu neturi įtakos, tu esi silpnas, tu esi nesaugus, tau gresia grėsmės visokios. Ir tada, arba bausmės, pavyzdžiui, už klaidas tiki į bausmes, kad jeigu esi neteisus, būtinai turi būti nubaustas. Arba tie, kurie yra neteisūs, būtinai turi būti nubausti, kažkaip atskirti, išguiti, žodžiu. Bet čia yra pasąmoniniai. Tu gali būti labai protingas ir baigęs aukštuosius mokslus, ten diplomų turėti šūsnį, bet vis viena, jeigu pas save pasąmonėje yra tas toksai giluminis nesaugumo jausmas, tai gali būti, kad tu tuos diplomus ir kolekcionuoji tam, kad kompensuotum savo nesaugumo jausmą. Tai ir kai žmogus labai nori iš vidaus, toks kaip
nesąmoninga kai reakcija, kad būti bet kokia kaina teisiu, tada jisai renkasi, kaip jau sakiau pavyzdys, ne, renkasi blogus, pavyzdžiui, santykius, nes tada yra teisus galvodamas, nu taip ir galvoju. Nu, pavyzdžiui, ten pasirenki kokį pašlemėką ir galvoja, va jisai tai tikrai bus nepatikimas, va tikrai mane apgaus. Ir tada apgauna tave ir tada yes, buvau teisus, taip ir galvojau, taip ir galvojau. Nes paprastai tokie žmonės, kurie įsikabina į savo teisumą, pas juos dažniausiai ir dominuoja tai, kad jie būna teisūs ten, kur yra minuso ženklas, negatyvas. Tai reiškia, kad jie patys to nesuvokdami įsikabina į įsikabina į tokius žmonės, kur bus akivaizdžiai kažkas blogai, daro kažkokius projektus, kur bus blogai kažkas, jie tikisi, kad bus blogai ir tada jiems svarbu labai, kad jie būtų teisūs ir, ir va tada jie pasitikrina kiekvieną kartą, jo teisus ir vėl teisus ir vėl teisus. Tai va. Tai vienas iš būdų, kaip nulaužti savo smegenį, savo pasąmonę, ne? Čia toks labai simple, vėl sakau, tie tokie smegenų treniruotės, jos, tokios, ne, tokio tipo, ką aš dabar pasakoju, jos ilgalaikiai perspektyvai padaro pokytį, nes, ilgalaikiais perspektyvai padaro pokytį, nes 1+1+1+1 ir jeigu tu pakankamo laiko tarpą pliusuoji tuos vienetus, tai kažkada finale pas tave gaunasi 100, ne? Bet pačioj pradžioj tai 1+1, ne? Tai tas pokytis būna nežymus, nes aš mokau ir žymiai efektyvių, ir žymiai greičiau suveikiančių technikų, bet tą darau per asmeninės mentorystės programą, pavyzdžiui. Ir viską galite apie mane sužinoti nuėję mano profilį ir nuėję mano profilį esantį viršui mano svetainę. Ir ten viską sužinosite ir naujausius kursus rasite, viską jūs ten rasite. Tai va, o ta treniruotė, apie kurią čia aš pradėjau pasakot, yra tiesiog rinkti atvejus, kai tu kažkom labai tikėjai ir pasirodė, kad tai yra netiesa. Ir tai gali būti ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Ir tiesiog, kai tu išmoksi, įprasi pastebėti nuolatos dienos bėgyje, kad galvojau taip, pasirodė, kad ne taip, tu padarysi porą, toksai kaip šalutiniai efektai, kokie tau susikaups, ne? Tai pirmiausia, tu pamatysi, kad dažniausiai, kad tu beveik visą laiką esi neteisus, ne? Kad, pavyzdžiui, galvoji, kad vėluosi, bet nevėlavai, kad kitas, pavyzdžiui, ten koks nors susiraukęs ir bus blogas žmogus, bet pasirodė geras žmogus. Arba atvirkščiai, ne? Tiesiog tu pradedi matyti įvairovę, o ne tik tai, ką tu nori matyti, ne? Nes kai mes turime kažkokius įsitikinimus, mes atmetame visą kitą, patys to nepastebėdami, mes tiesiog atmetam tai, kas netitinka mūsų pasaulėžiūros, nepriemam, atmetam, nematom to, kas netitinka mūsų įsivaizdavimą. Tai kai tu pradėsi stebėti, kada tu esi, kad nuolat esi neteisus, tavo sąmonė išsiplės, tu pradėsi matyti kitus dalykus, kad kad tu esi neteisus, ne, ir iš to sekantis dalykas bus tai, kad nėra baisu būti neteisiam, kad net labai daugelio atveju, ačiū Dievui, kad buvo ne taip, kaip tu galvoji. Žodžiu, kad būti neteisiam pas tave, kuo tu daugiau darysi šitą pratimą, tuo pas tave labiau toks išsivystys jausmas, kad tu esi saugus klysti. Ir tai duoda, belenkiek daug, nes tu negali išmokti naujų dalykų, jeigu tu darai tik tai, kur tu esi teisus. Nes visuose naujuose dalykuose tu klysti, visuose naujuose dalykuose tau kažkas nesigauna, tu būni neteisus, ta prasme visur yra klaidos tikimybė. Tai kuo labiau žmogus įsikabinęs į tą savo teisumą, tuo jisai labiau užsikonservavęs kažkokios skarbonkiai su kitais ten šprotais ir guli, visi ten savo sultyse marinuojasi. Ir kuo metai labiau eina, toks žmogus, tuo jisai labiau darosi toksai kategoriškas, demagogiškas, tokio labai siauro mąstymo, su juo labai sunku bendrauti, su juo sunku palaikyti kažkokį santykį. Žmonės vengia nuo jo, rodysi, kad yra saugu būti neteisiam, tuo tu labiau atsipalaiduosi, tuo tu geriau jausies ir gyvenime, ir tau vis lengviau bus kurti naujus santykius, tau vis lengviau bus mokytis naujų dalykų. Žodžiu, tu daugelį sričių pradėsi jaustis vis geriau ir geriau. Ir čia yra tik tai vienas pratimas iš viso to, ką aš šiaip tai duodu per konsultacijas. Bet dabar aš paskaitysiu, ką jūs prirašėt, nes matau, kad labai daug prirašėt. Ir matau, Laura turbūt jau administruoja, moderuoja. Tai ačiū labai, Laura. Tuo žiūriu. Kol skaitau, bet nerandu klausimų.
Radau vieną klausimą, bet žodžiu dar kartą pasakysiu, jūs galite man užduoti klausimus, aš prisijungiau dabar valandai, turiu valandą laiko ir galiu atsakyti jūsų klausimus, tai jūs juos galite man užduoti. O Cielas esu klausia taip, ar jūs pasakote apie žmogų iš jo gimimo datos? Ne, nes aš esu minčių ir emocijų trenerė. Aš mokau žmonės, kaip būti laimingais ir kaip susikurti savo gyvenimą, atpalaiduojant tas pasąmoninės visokias įtampas, tvarkantis savivertę, išsilaisvinant iš baimių ir ten taip toliau. Žodžiu, aš padedu žmogui iš aukos būsenos pereiti į autoriaus būseną. Ir jeigu, pavyzdžiui, čia nebūtinai gal tau tas tinka, čia aš tiesiog kaip pavyzdį pasinaudosiu, apie tą gimimo datą. Yra žmonės, kurie vietoj to, kad tvarkytųsi savo psichologinės problemas, vaikšto pas astrologus, numerologus ir dar būrėjus ir taip toliau, kad jie jiems pasakytų, kaip tu, dabar čia mano gimimo data yra tokia ir dabar čia, tai dabar mano toks vadinasi gyvenimas. O aš mokau visai kitko, aš mokau išsilaisvinti iš stereotipų ir įgauti laisvę kurti savo gyvenimą ne taip, kaip tau kažkas kitas pasakė, o taip, kaip tu nori, taip, kaip tu jauti ten, kur tu jauti, kad tau įdomu save realizuoti. Aušrinė, sveika. Žiūriu komentarus. Jolita. Jolita, labas. Jolita sena pažįstama, dalyvavusi kursuose, tai jinai gali pakomentuoti ir daugiau apie visas tas technikas, kurias aš mokau. Tiesa, neatsimenu, ar sakiau jau, bet pasakysiu dar kartą, žodžiu, kad jeigu jūs ateisite pas mane į puslapį, jūs rasite, kad aš paleidau šį savaitgalį naują kursą. 8 paskaitų ciklą, 8 paskaitų ir 8 užduočių ciklą Laisvė svajoniai. Laisvė svajoniai, taip reikėtų perskaityti. Ir ten irgi būtent apie tai, kad tavo svajonės pildosi, mano visų žmonių svajonės pildosi mažiausio pasipriešinimo keliu. Ir jeigu tu iš savo žemos savivertės, iš savo to, kad būtinai turiu būti teisus, būtinai viską turiu žinoti, būtinai turiu viską kontroliuoti, būtinai viską suvaldyti turiu, tai tos tavo svajonės, jos neturi kaip išsipildyti arba išsipildo deformuotos kažkokios ir iš to ir seka, kad, atsargiai norai pildosi, o Dieve, neduok Dieve, noras išsipildys, maža nepasirodys, jau taip kaip išsipildys, tai bus čia iš viso jau geriau tegul nesipildo, jau geriau nieko nenorėti. Ir visa tai vyksta dėl to, kad tiesiog žmogus turi, tą pačią žemą savivertę, turi labai daug blokų, visokiausių baimių, nepasitikėjimo savimi ir taip toliau. Tai kurso tikslas yra atlaisvinti kelią tai svajoniai, kad jinai pildytųsi pačiu harmoningiausiu būdu, nevaržyta tavo baimių, nuostatų ir ten kažkokių stereotipinių įsivaizdavimų. Nes svajonių tikslas šiame pasaulyje, svajonės skirtos tam, kad mes būtume laimingi, o ne tam, kad būtume nelaimingi. Taip, žodžiu, tai Jolita komentarą, grįšiu prie Jolitos komentaro, tai todėl visada rinkdavausi visus santykius, kuriuose jausdavausi stipresnė, Ir čia ir moterim, ir vyram tas galioja, kai tu jautiesi, tokia silpna, tau labai reikia žmogaus, kurį tu galėtum kontroliuoti, arba įsivaizduoti, kad kontroliuoji. Ir dėl to moteris, kurios jaučiasi nesaugios santykė su vyru, bijo, kad jas įžeis, bijo, kad jas ten kažkaip įskaudins, bijodamos skausmo, jos renkasi tuos vyrus, kurie nei jas myli, nei jos juos myli. Ir jos kuria tokius prisirišimo galbūt santykius, o ne emocinio gylio santykius. Ir tai daro visiškai nesąmoningai, bet tai daro tam, kad būtų visą laiką kontrolė, kad jeigu, tokia, kad kontroliuotų, kad gerai jaustųsi, kad valdžią jaustų. Bet tas anksčiau ir vėliau labai stipriai vargina, todėl kad ilgalaikiai perspektyvoje yra labai sudėtinga, kai tu visada už viską atsakinga, kai tu turi viską sužiūrėti, sukontroliuoti, suvaldyti, pasakyti, kur kojinės, padaryti, valgyti, to prasme, tokia pati svarbiausia. Ir tas realiai vargina, todėl kad sveikoj partnerystėje tai yra 2 individualybės, asmenybės, nepriklausomos. Tai ir visa tai yra iš savivertės, o savivertė susijusi su vaikystės traumomis ir, žodžiu, čia yra reikalų. Tiesiog ką tvarkytis.
Jo, labai ačiū tau, Laura, už moderavimą. Nu kaip ačiū tau, Laura. Aš paskutinį kartą, kai dariau laivą, tai va, kalbėjau, kaip visada, žodžiu, pasijungiu, kas nors man ten užduoda kokį klausimą, aš tada pradedu kalbėti ir tada jau, kai grįžtu skaityti kitų komentarų, tai ten ko praskroliniu, ko užblokuoji visus tos tokius keistus komentatorius, tai labai daug laiko praeina, tai labai 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 ačiū. Taip, tai Dalija klausia, laba diena, kokie būdai pasikelti savo savivertę? Labai fantastiškai geras klausimas. Tai vėl aš pasakysiu tiesiog, kad turiu kursą pas save, irgi 8 paskaitų kursas, kurį mes įrašėme dviese su kolegė apie būtent savivertės galia, įgalink save, pamiršau net pavadinimą, žodžiu, kai nueisit pas mane į puslapį, tikrai rasite. Ir ten vat, būtent yra daug užduočių, daug temų apie savivertę. Bet toks paprasčiausias būdas, kaip pasikelti savo savivertę, tai truputį nuo toliau pradėsiu. Žodžiu, mes esam tokie žmonės, kad tiesiog mūsų psichikai reikalingi faktai. Kad ir kuom tu tikėtum, kad ir ką tu galvotum. Pavyzdžiui, jeigu tu galvoji, kad tu esi nieko verta, ne? Tu galvoji, kad tu esi nieko verta ir tu tiki tuo, nes tu turi sugalvojusi papildomai dar argumentus, kodėl tu teisingai galvoji. Ir tie argumentai tavo yra parinkti iš tavo pačios gyvenimo. Pavyzdžiui, aš esu nieko verta, nes ten, nežinau, nemoku anglų kalbos, ten, nežinau, ką nors ten dulkių nešuostau kartą per savaitę, ar dar tenais gėlės nežydė, ar nežinau, dar ką nors ten, žodžiu, karjeroje nepakilau 10 metų, nedirbu vienam darbe ten ir to ant tos pačios kėdės suplyšusios sėdžiu. Pavyzdžiui, ne? Ta prasme, tu turi kažkokią tai mintį ir visada šalia tos minties tam, kad tu galėtum, turėtum, kaip čia, pateisinimą, kodėl tu ją tiki, tu šalia jos dar ir turi susigalvojusi argumentų sąrašą. Ir kuo tu ilgiau kažkokia tai mintim, bet kokia mintim, kuo tu ilgiau tiki kažkokia mintim, ne, tuo pas tave ilgesnis argumentų sąrašas ir vėl sakau, tie argumentai visada yra parinkti iš tavo gyvenimo. Tai jeigu tu nori pasikelti savivertę, tu turi daryti priešingai, tiksliau, tą patį dalyką, bet kitai minčiai, ne? Pavyzdžiui, jeigu tu jaustumėsi vertinga, kokius argumentus galėtum parinkti iš savo pačios gyvenimo, kurie patvirtintų, kad tu esi vertinga? Kodėl tu galėtum savim didžiuotis? Kodėl tu galėtum save gerbti? Kodėl tu pati savo esi svarbi? Čia gal praeitą kartą apie tai kalbėjau, bet šiaip tiesiog tai yra tema, apie kurią aš nuolat kalbu. Kai tau trūksta palaikymo iš kitų, ten, žodžiu, kai tau trūksta, žodžiu, kai nesijauti įdomi kitiems, ar dar svarbi kitiems, visa tai veda į tai, kad tu pati savo nesi svarbi, nesi pati savo įdomi, pati savim nesidomi, pati su savim nekalbi, pati savęs nejauti. Tai savivertė yra labai, tiesioginė to žodžio prasme, tai yra tu, tai yra tavo santykis su savim, kiek tu pati savo įdomi, kiek tu pati save gilinėsi, kiek tu pati ir kam tu gilinėsi. Vėl, tu aišku gali save gilintis, bet tu gali gilintis su tokiu nesąmoningu tikslu, rasti, dėl ko save dar plakti, bausti, už ką save žeminti. Ir vėl, ir kaip visada, ir vėl, tai aš tai kaip visada, aš tokia ir tokia, žodžiu. Bet tu nedaryk taip. Jeigu tavo tikslas yra pasikelti savivertę, nuo ryto iki vakaro tavo užduotis kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro ieškoti argumentų, kodėl tu gali savim tikėti, kodėl faktų. Ne šiaip savo susigalvoti, kas fainai galvojasi, bet realių faktų. Nes neveikia tas dalykas. Tiesiog, aišku, faina būtų, jeigu veiktų ir labai, aš žinau, kad čia labai yra žmonių, kurie ten, tas afirmacijos visokios ir taip toliau, bet jos nieko nepadaro esminio pokyčio, jeigu jos tik tuščias garsas, jeigu tik skamba gerai, tikėk savim, bet tu neturi jokių argumentų, neparenki jokių argumentų iš savo realaus gyvenimo, kodėl tu gali savim tikėti. Tai tam, kad tu pasikeltum savo savivertę, tu turi įprasti. Ir aš suprantu, kad jeigu pas tave yra šiuo metu žema savivertė, tų faktų gal nelabai ir gali rasti. Bet kuo tu daugiau žiūrėsi į savo realius faktus, kaip to, pavyzdžiui, kažkas buvo sunku ir padarėjai, nesigavo, bet darei tol, kol padarėjai.
kai ten, nežinau, išėjai iš toksiškų santykių, ten, nežinau, ten dar kažką, vat paėmė ir padarė ir ieškai, vat, nežinau, nu atsikeli, ėjai miegoti prieš tai susiplovus indus. Čia mano yra iššūkis, dėl to aš tą vis sakau, žodžiu, aš turiu savo iškėlus iššūkį, kad visada vakare prieš einant miegoti visą laiką mano kriauklė būtų švari. Nes, kodėl aš tą darau? Nes aš rūpinuos savim. Rydienos asta. Šiandienos asta rūpinasi rydienos asta, kad rydienos asta atsikėlus ryte ir nuėjus į virtuvę ten kavos pasidaryti, neturėtų pusvalandį stovėti ir plauti tų indų. Tai va, tai čia yra tas labai paprasti būdai eiti į savivertę. O jeigu norite rimčiau padirbėti ir taip nuosekliai padirbėti, tai kaip ir minėjau, mano puslapyje yra kursas, visas kursas apie tai, kaip susitvarkyti savo savivertę. Ir ten tokios paprastos paskaitos, 20 minučių trukmės, užduotis irgi sakyčiau paprastos, bet jeigu jas darai, tai gauni tikrai gerą rezultatą. Tai va, pripasakau. Tai pasakyk, prašau, ar aš tau atsakiau į klausimą, ar gavai supratimą, ką daryti su saviverte? Laumžirgio kodas, agresija, kaip paleista. Aš turiu paskaitą apie pyktį. Tai vėl, čia reikėtų daugiau man detalių apie tai, kas tai yra, nu, ką reiškia agresija, ką paleisti, ką mina agresija. Agresija, nu, nes jinai daug labai visokiausių priežasčių gali turėti, ne? Galbūt tu jautiesi nesaugiai, nes agresija kyla visada iš nesaugumo. Tai vienu atveju galbūt tavo nesaugumas kyla iš tavo žemos savivertės, nes ten, kur tau, ta prasme, ten visur, kur yra nerimas, ten, kur yra baimės, ten, kur yra diskomfortas, visada yra nesaugumas, o nesaugumas visada yra ten, kur yra žema savivertė. Nes kai pas tave yra sveika savivertė, tu jautiesi gerai. Tu gerai jautiesi, bet kur, bet kokiose aplinkybėse. Ir kai žmonės pyksta ant tavęs, ir kai nepyksta, ir kai tu patinki kam nors, ir kai tu nepatinki, ta prasme, tu nepameti savęs. O vat kai tu neturi savęs, tu jautiesi menkas ir iš to menkumo tau visi atrodo dideli, stipresni už tave ir taip toliau. Tai va, iš to nesaugumo jausmo, tiesiog elementariai, banaliai, ne, ta prasme, mums kai įsijungia tas stresas, tas kovinis nesaugumo režimas, tada ką mes darome? Kaunamės, bėgame arba slepiamas. Tai jeigu, kad ir iš ko tavo ta agresija ateitų, jinai ateina būtent iš nesaugumo. Tai dabar klausimas yra, ar tas tavo nesaugumas yra pagrįstas ar nepagrįstas. Čia vėl taip, aišku, subjektyvu, taip sakant, nes jisai visada pagrįstas. Jeigu tu jautiesi nesaugiai, visada tu turi priežasčių, dėl kurių tu jautiesi nesaugiai. Bet, čia tiesiog, vėl, čia galiu tik tai svarstyti, nes, kai tu ateisi, jeigu ateitum pas mane į asmeninę konsultaciją, tada mes su tavim konkrečiai kalbėtume ir aš tau užduočiau krūvą klausimų ir tada tavo asmeninį būdą parinktume. Arba galėtum ateiti pas mane į mentorystės programą, kur iš viso metodus, technikas per mėnesį išmoktų mane ir tada mokėtum tvarkytis. Savarankiškai su viskuo. O aš dabar čia laivą darydama ir atsakinėdama jūsų klausimus, aš tik tai svarstau, ne? Gal taip, gal tokia priežastis, gal kitokia. Tai va, tai sakykime, tas nesaugumo jausmas, jeigu tai yra iš savivertės kylantis, ne? Tai tada savivertę reikia tvarkytis, bet kita vertus, galbūt tavo nesaugumo jausmas kyla dėl to, kad tu realiai esi nesaugiuose santykiuose, nesaugioje aplinkoje, ne? Pavyzdžiui, galbūt tu esi santykiuose, kuri santykė, ne, bet vėl čia, aišku, žemos savivertė. Tai ačiū, Dalia. Laura, ačiū, kad prisegei ir Dalija atsakė, kad atsakiau jo. Tai toliau grįžtu, ne, pasakoju, kad galbūt tu sėdi toksiškose santykiuose, ne, ir tu jauti prievartą prieš save. Ir ir galbūt iš to, kad tu kuri santykius su toksišku žmogum ir jauti nuolatinę to žmogaus, galbūt pasyvią agresiją, pas tave kyla ne pasyvi agresija, gal tu realiai esi situacijoje, kurioje tau reikia gintis, tau reikalinga ta agresija. Tai žodžiu, čia yra daug visokių aplinkybių, tai ir labai daug sprendimų gali būti. Tai, tiesiog aš čia dabar, matai, vėl, tiesiog aš tikiuosi jūs visi, kurie žiūrite ir kurie užduodate klausimus, jūs suprantate, ar ne, kad aš, negaliu atsakyti, rasti tokio tobulo kažkokio sprendimo, va taip tiesiog live atsakinėdama į klausimus ir jeigu jūs
rimtai norit paimti ir susitvarkyti kažkokį savo klausimą, savo kažkokią, nežinau, problemą, tai, ateikite. Arba kursus, vat yra skirtumas tame, kad, dar netgi šiaip tai su konsultacijom, tai aš net pridariusiu už 10 eurų, kad variantas yra. Aš labai daug visko pridariau, kad kiekvienas žmogus rastų, jam tinkamiausią būdą, kaip galėtų pasinaudoti visais tais įrankiais, kuriuos aš siūlau. Dar pasakysiu, žinokit, užsirašiau aš į TikToko ten kažkokią tai, nežinau, iššūkį savaitės laivų darimo. Ir man reikia, bet aš neįsivaizduoju, ar tai įmanoma, bet man reikia per šitą valandą, kurią darau laivą, man reikia 3000 širdelių surinkti. Nežinau, ar tai įmanoma. Jeigu jūs dabar žiūrite ir netingite spausti širdeles, patapinti, kaip čia taip sakoma, tai padarykit tą. Aš nežinau, ką aš čia gausiu su tuo ir ką man to reikia. Ačiū, Sandrė. Atsiprašau, nežinau, ką man to reikia, bet žodžiu, vis tiek aš darysiu laivus taip, kaip man gaunasi, bet jeigu jums nesunku palaikinti, tai palaikinkite, nes gal ir visai faina būtų man surinkti kažką tai. Gerai, aš einu toliau. Žiūriu toliau klausimus. O ir Laumžirgio kodas sako, ačiū labai. Tai suprantu, kad kažką tai vis dėlto atsakiau tau, nors ir neturėjau, nežinau konkrečios situacijos, bet tikiuosi gavai savo atsakymą. Labai išsamiai, ačiū, kryptis aiškiai, super, labai džiaugiuosi. Paprasta padaryti, tapinam jo, patapinkit. Aš jau, Audriau, labas ir tau, 4... tai aš turiu jau tiek daug, tai jėga, ačiū. Gerai, klausimų daugiau aš nematau, kad turėčiau. Tai, bet vis dėlto, kažkam aš čia išsiunčiu kvietimą, atsiprašau, nežinau, kam aš išsiunčiu. Gerai, tai jūs nebeužduodat, ačiū 6000. Gerai, neužduodat klausimų, tai aš tada toliau pasakoju. Gerai, Sonata klausia, ačiū. Nes man visada yra labai faina atsakinėti jūsų klausimus, nes paskaitų aš esu ir taip jau prisiskaičiusi, tai man labai faina su jumis bendrauti. Sonata klausia. Sveiki, užsileidau vyrą ant savo pačios galvos, gal turite minčių, kaip jį vėl pastatyti į vietą, ačiū. Tai vyro statyti vietą nereikia, iš viso nieko nereikia statyti į vietą, todėl kad santykis, taip aš dabar absoliučiai banaliai dabar pasakysiu, bet santykis su kitais prasideda nuo santykio su savim. Kažkas, bet čia ir gerai formuluoji, užsileidau vyrą ant savo pačios galvos, tai reiškia ne vyro čia problema, čia yra tavo problema. Vyras užlipo tik dėl to, kad tu jį ten pakvietei ir tu jį skatinai tą daryti ir tu palaikėjai jo buvimą ant tavo galvos. Tai tam, kad jis nuliptų, jam nereikia jo nukrapštyti, ne? Tau reikia atrasti priežastis, dėl kurių tu pačioj pradžioj nusprendei, kad reikia vyrą užsileisti ant galvos ar belenką kitą. Čia yra tiesiog bendras žmogiškas dalykas. Žinok, žmonės elgiasi su tavim taip, kaip tu nori, kad jie elgtųsi su tavim. Čia net ne tai, kad leidi, tu nori, kad taip elgtųsi. Tu turi kažkokių tai priežasčių leisti taip elgtis. Net neleisti, o norėti, ne? Tai greičiausiai vyrą ant savo galvos užsileidai dėl to, kad turėjai gal įsivaizdavimą, kas tai yra meilė. Kad meilė tai aš čia aukojuosi, šluostau nosį, šluostau užpakalis, krakmolinu koinytes, ten, žodžiu, šokinėju visaip kaip, niekur neinu, vien tik tai vyro gyvenu, ten susitapatinu ir pasidarau ten, nežinau, Petronė, Petras ir Ona tapo Petronė ir prarandu savo asmenybę, nes čia yra meilė. Ir tada kai aš jau labai hiperbolizuoju, aišku, ir gal taip pas tave ir nėra, ne? Bet taip, būna. Ta prasme, pas moteris, gal pas vyrus irgi, bet pas moteris dažniau. Yra kažkoks suvokimas, kad reikia, kai tu ateini į santykį, tu turi prarasti savo asmenybę ir susitapatinti ir tapti kažkokiu priedėliu
kito žmogaus priesaga, kažkokia galūnė, kažkokia net neaišku kuom, prarasti savo identitetą, prarasti save. Ir iš to noro susilieti, ištirpti ir prarasti save, vėl žemos savivertės klausimas, nes kai tu pati savo atrodai nevertinga, tau labai kitas žmogus ir santykis su kitu žmogum tau kuria, tu, ta prasme, pasąmoningai tą supranti, kad jau mano vertė bus santykė, čia pas mus bus instagraminės fotkės labai gražios, viskas bus gražu ir tada čia aš dabar labai stengsiuos, labai darysiu ir savo meilę, žodžiu, čia padarysiu stebuklus, ne? Ir tada metai bėga ir matai, kad šus gaunasi, kad nieko negero nesigauna. Ir pavargai nebūti savim, nes mes nebūti savim galime tik tai trumpą laiko tarpą. Ir tada vietoj to, kad pati save tvarkytumėsi, pradedi kaltinti kitą. Kad tipo, čia ne aš, čia kitas, čia dabar man kitą nukrapštyti reikia. Bet nereikia nieko krapštyti. Kas tu tokia? Prisimink, kas tu tokia, ką tu mėgsti veikti, kas tau asmeniškai patinka ir tada viskas sustos į vietas. Kokios tavo yra asmeninės ribos, kas tu, kaip asmuo esi ir tada viskas bus normaliai. Tiesiog, čia aišku, vėl, dar kartą primenu, jau pati savo pradedu atsibosti, bet vis tiek pakartosiu. Tokius dalykus, neįmanoma išspręsti kažkokios vaivo metu atsakant į komentarą. Jeigu norite rimtai tą tvarkytis, jūs galite ateiti ir pasirinkti vieną iš daugelio būdų, kuriuos aš siūlau savo svetainėje, ne? Kaip jūs tai galite tvarkytis. Bet galime tvarkytis. Vėl, man tai fainiausia, ką man labiausiai galbūt patinka daryti, man patinka 2 dalykus daryti. Man patinka daryti kursus, kuriuos aš vis darau visokius ir paleidžiu, nes jie automatizuoti ir aš juos vieną kartą padarau, žodžiu, ir jie sukasi ir, žodžiu, gali dalyvauti ir ten, ir juos aš tada galiu nebrangius daryti. Kitas variantas, kuris man patinka, kai žmonės ateina pas mane į asmeninės mentorystės programas, todėl kad aš tada per mėnesį, galima ir daugiau, nes per mėnesį aš tik tai bazinės programas išmokau, nes tų visokių programų, treniruočių ir žaidimų, įrankių ir taip toliau aš turiu labai labai daug, nes, 8 metus tą kuriu. 8 metus tą kuriu, pati tą taikau savo, kitiems mokau kitus, tai aš tikrai labai daug įrankių turiu. Bet per mėnesį, per tuos mūsų 4 susitikimus, jūs tikrai išmoksite bazinių įrankių, su kuriais jūsų gyvenimas iš esmės labai stipriai pasikeis, labai daugelis sričių pasitvarkės, žodžiu. Tai va. Skaitau toliau kitus komentarus. Laumžirgio kodas dar labai ačiū, paskaitysiu, labai džiaugiuosi šito komentaro. Asta, tu visada labai konkreti, būna aiškiau nei aišku, smagu tavęs klausyti, labai džiaugiuosi. Jo. Tipo, reikėtų marketingo sumetimais, reikėtų kaip nors atsakinėti abstrakčiai, kad žmonės negautų praktiškos naudos ir kad negaudami praktiškos naudos, o tik tai gavę susidomėjimą, tą tokį smalsumą pakurstytą, kad jie tada ateitų ir pirktų. Bet aš nesugebu to daryti taip jau visiškai, aš labai stengiuosi visko netiduoti, bet man neišeina, nes aš visą laiką 10 metų, kiek aš tuom užsiemu, pas mane yra labai konkrečiai į rezultatą viskas nukreipta. Į praktiką, į rezultatą, į darymą. Mano smegenis taip veikia, pas mane taip mąstymas toks sukurtas. Viską, ką aš darau, kad būtų rezultatas labai greitai ir efektyviai. Ir dėl to man tiesiog labai yra sudėtinga vien teoriją kažkokią tai kalbėti, neduodant praktinių patyriminių kažkokių tai užduočių, todėl kad ne taip aš mąstau, ne taip 10 metų savo smegenis treniravau, aš esu labai į maksimaliai greitą rezultatą orientuota. Tai pas mane viskas į ten yra suvesta. Koks fainas klausimas, Arminas. Pakalbėk apie tai, kodėl moteris nemoka gerų vyrų išsirinkti. Kodėl pasirenka blogus, o paskui verkia. Labai geras klausimas. Ne visos moteris taip daro, bet tai yra susijęs su savivertė ir beje vyrai lygiai tą patį mielai daro. Pasirenka blogas moteris, o paskui neverkia, paskui geria, jaučiasi nelaimingi, eina per kitas moteris ir taip toliau, žodžiu. Tai čia visi, ir mes, ir moteris, ir vyrai irgi ant to paties pakimba.
Čia toksai, čia mintis, ane, variantų gali būti daug, bet dabar pasakysiu tą variantą, kuris man dabar atėjo į galvą. Tai yra, renkasi blogus vyrus, todėl kad iš žemos savivertės, obvious, ane, kad iš žemos savivertės, nes kai žmogus turi žemą savivertę, jisai visą gyvenimą, pats to nesuvokdamas, bet visą gyvenimą leidžia ir visą energiją eikvoja tam, kad tą savo savivertę pasikeltų. O savivertė yra toks dalykas, kad jinai arba sveika, arba disbalanse. Ir kuo pas tave savivertė labiau disbalanse, tuo pas tave kažkokios tokios to pasikelimo technikos yra destruktyvios, va taip pasakysiu. Tarsi, kaip ir tu, kai tavo žemos savivertė, tu jautiesi blogai, tu nori jaustis gerai, bet iš žemos savivertės tu renkiesi tos savivertės pasikelimo būdus destruktyvius. Ne konstruktyvius, kur tu realiai, sveikai balansuoja, ne? Sveikai save suvoki, sveikai aplinką suvoki ir supranti, kad tu, tau nereikia su nieko nei konkuruoti, nei niekam įrodinėti ir tu esi saugus, ne? Realiai sveika savivertė yra pats lengviausias, būsena, ne? Ta prasme, sveikoje savivertėje mažiausiai išeikvoji energijos, ne? Kad būti toj sveikoje savivertėje. Ir kuo žemesnė savivertė, tuo tu labiau išeikvoji energijos tais destruktyviais būdais tą savivertę pasikelti. Tai dabar, pavyzdžiui, kokį partnerį renkiesi, irgi yra labai tiesiogiai susijęs su tavo savivertė, nes kai tavo žema savivertė, tada tu tą vertę perduodi kitiem žmonėm, kad, kai tu savęs nevertini, tu tikiesi, kad kiti žmonės tau duos tą vertę. Arba per kitus žmonės tu savo vertę pasikelsi. Ir va čia, kai aš pasakojau, kaip, kad ten reikia tada susitapatinti su priešinga, su savo partneriu, ne su vyru. Čia klausimas, kur buvo užsileisti į savo ant galvos, pasidaryti tarnaitę, ten kažką tai dar čia pasidaryti, nes tada toks nesąmoningas yra tikėjimas, kad tokiu atveju tu užsitarnausi vertę. Čia yra pas žmonės toks, vėl, čia yra pasąmonė, kad įsitikinimas, kad reikia užsitarnauti vertę, kad tu taip savo vien dėl to, kad tu egzistuoji, tu nieko vertas ir tau reikia tą vertę užsitarnauti, susikurti, kažką tai pasidaryti, ne, kad jaustumėsi, vertingas. Tai vienas iš tų destruktyvių būdų, kaip tą vertę pasidaryti, tai pasiimti kažkokį netinkamą žmogų ir perauklėti jį. Tai dėl to tiek vyrai, tiek aš moteris gal labiau žinau šitą techniką, tai tikrai moterų. Vyrai irgi yra gelbėtojai, jie irgi nori gelbėti ir būti ten tie princai ant balto žirgo, šaliuojantis ir išgelbėjantis. Bet mūsų kultūroje labiau moteris yra tos, kurios pasiema kažkokį nabašniką nuo griovio ir bando iš jo žmogų pasidaryti. Ir aišku, niekas dėl nieko dar nėra pasikeitęs, bet jos kažkaip tai įsivaizduoja, kad aš iš meilės čia dėl tavęs, dėl visko aukojuosi ir jeigu tu mane mylėtum, tai tu irgi pasidarytum tuo, ko tu nesi, nes realiai aš myliu net ne tave, aš myliu savo viziją, kurią aš susigalvoju savo galvoj ir aš dabar tave bandau dadaryti iki tos savo vizijos, kurią aš turiu galvoj. Tai ir tos moteris nemyli to vyro, jos myli savo susigalvotą viziją, o tą vyrą naudoja kaip drobę arba kaip kokį, molį, iš kurio bando nusilipinti tą savo viziją, kurią turi galvoj. Ir visą tai daro, tikrai visiškai nesuvokdamos, bet tai daro, iš savo žemos savivertės, nes tokiu būdu mano, kad, jos bando taip savo santykių su tėčiu pakoreguoti, ta prasme, turėjo kažkokį, tėtis buvo emociškai nepasiekiamas ir nedalyvavo jos gyvenime ir ignoravo ją, ar ten dar kažkas tai buvo, ne? Ir dabar jinai susiranda tokį patį vyrą kaip jos tėtis ir bando per vyrą pakeisti savo santykius su tėčiu, gauti tą meilę, perdaryti jį, ne? Ta prasme, čia tiesiog, kad tu visada apsupi save tokiais žmonėm, koks tu esi. Ir dėl to vėl čia, sakau, banaliai absoliučiai skamba, bet niekada neturėsi gerų santykių, prieš tai nepadaręs gerų santykių su savim. Kai su savim sukuri gerą, tikrai nuoširdų gilų emocinį ryšį, kai su savim sukuri, tada tu gali sukurti emocinį gilų ryšį, pagarbą abipusę, įsiklausimą su kitu žmogum.
kol su savim nesugebi, kol tu sau nesi įdomus, kad įsigilinti į save ir išsispręsti savo problemos, ane, tol be šansų turėti tikrai gerus santykius, kuriuose tu tikrai jautiesi saugiai ir kuriuose nebandai kito pakeisti arba kitas tavęs ten nebando per prievartą pakeisti. Sandrė sako, jo, irgi, kad renkamės panašius tėčius, kokį matėme šeimos modelį, elgėsi su mama vaikystėje. Jo, ir čia yra dar viena priežastis, dėl ko, tikrai, čia kokia yra, nežinau net kaip žodį rasti tinkamą, kai moteris paprastai vyrai, vėl nesu girdėjusi, kad taip vyras dėl vaikų, būsiu su nemylima žmona, kuri manęs taip pat nemyli dėl vaikų. Čia paprastai moteris taip sako, tai bet kai moteris kenčia toksiškus santykius, ar vyro abejingumą, ar ten grubumą, ar dar kažką, dėl vaikų, nes labai reikia vaikams, tai vaikus paskui pasmerkia ilgiems metams psichoterapijų ir blogų santykių ir visa ko, nes mes mokomės ne iš žodžių, o iš pavyzdžio. Žiūriu toliau. Nastė Pastek, sveiki, koks jūsų išsilavinimas? Geras mano išsilavinimas. Tai kokia kaina pas jūs, Gintarė turbūt? Tai nueikite pas mane į puslapį astaivaškevičiūtė.eu, jisai yra mano profilyje. Ir ten viską rasite, nes įvairios kainos, yra net 4 tipų konsultacijos. Ta prasme, tikrai pas mane visko yra daug ir vis daugės ir daugės. Darius Paulauskas. Ką daryti, jeigu aš turiu per aukštą savivertę? Tai aukšta savivertė yra toks pats disbalansas, kaip ir žema savivertė. Ir aukšta savivertė, jinai paprastai būna dėl to, kad pas žmogų realiai yra žema savivertė. Ir jeigu jisai neadekvačiai geros nuomonės apie save, paprastai jisai būna neadekvačiai blogos nuomonės apie kitus. Ir tai irgi yra, šiaip ta prasme, aukšta savivertė yra žemos savivertės kita išraiška. Kuo tu realiai save vertini, bet viduj ta tikroji tiesa yra ta, kad tu jautiesi nieko vertas, tuo tam, kad tu pasijaustum geriau, labiau žemini kitus ir aukštini save. Tai tavo yra ne per aukšta savivertė, tavo yra per žema savivertė ir tau ją vis tiek reikia balansuoti. Čia yra, kaip aš pasakoju, kad kai pas žmogų yra žema savivertė, jisai tą savo blogą savijautą pradeda remontuoti destruktyviais būdais. Tai tas kitų žeminimas, kad pats pasijaustų geriau, yra irgi dar viena destruktyvi strategija, kurią renkasi žemos savivertės žmonės. Ir tas būdinga vėl visiems, jūs norit tą pripažinti, nenorit, bet tą nesąmoningai darome absoliučiai visi. Kai tu sutinki žmogų, šalia kurio jautiesi menkesnis, ir nesaugesnis, ir čia viskas vyksta ne sąmonės lygyje, o pasąmoningai, kai tavo pasąmonė pajaučia kažkokią tai grėsmę, šalia kito žmogaus arba tavo menkumą, tada tu pradedi galvoti, tai bepigu. Ir pradedi ieškoti, už ką kitą žmogų pažeminti, sumenkinti, nuvertinti. Va taip, tam, kad tu pasijaustum geriau nieko nedarydamas su savim, su savo gyvenimu, nieko nespręsdamas, nieko savo, neaugdamas, žodžiu, nieko nedarydamas, tik tai menkindamas kitus. Tai čia yra vienas iš tų destruktyvių žemos savivertės pasireiškimų formų. Darbe aš skaitau save geriausiu, todėl turiu problemų su darbuotojais savo. Ką daryti? Nežinau, koks darbas ir nežinau, kodėl tu turi savo darbuotojais. Tai o kodėl tu nekvalifikuotus darbuotojus tada samdai? Tai jeigu darbuotojams trūksta, jeigu tu esi darbdavys ir matai, kad tavo darbuotojams trūksta kvalifikacijos, tai arba mokymus tada reikia pravesti, arba gerus darbuotojus samdyti. O galbūt tavo darbuotojai yra tokie, kokią tu algą jiems moki. Ta prasme, galbūt tu gaili pinigų kvalifikuotiems darbuotojams ir dėl to pas tave ateina tik žemos kvalifikacijos darbuotojai. Nežinau.
Jonas Jonaitis, joms nėra iš ko rinktis, joms reikia pinigų. Čia apie nežinau ką susiję. Gediminas rašo, kad negirdėjęs, nes vyrai niekada nekalba apie tai. Pas mane vyrai ateina į konsultacijas ir mes kalbam apie daugą ir vyrai tvarkosi savo problemas irgi lygiai taip pat ir labai mane tai džiugina. Sonata, o jeigu augai be vyriškos ramsties, ar tai taip pat įtakoja vyro pasirinkimą bei savo nuolankumą jam? Greičiausiai gali būti. Bet supranti, yra taip, vat, labai tokią svarbią žinutę noriu pasakyti. Nesvarbu, kokia tavo vaikystė, tada, kai tu pripažįsti, kad tu jau esi suaugusi. Nes branda ateina ne su metais, branda ateina su suvokimu, kad tu esi savo gyvenimo autorius ir tu atsakai už savo gyvenimą. Jeigu tavo vaikystė, aš jau praeitą kartą kalbėjau, nežinau, gal turbūt nebuvote praeitą kartą, tas praeitas kartas penktadienį berods buvo. O gal dar kažkada, žodžiu, dar kartą pakartosiu, nesvarbu. Tai esmė yra ta, kad tėvai mūsų, daug ko šiaip iš tikrųjų neišmokė. Manęs tėvai neišmokė vairuoti, bet aš išmokau. Manęs tėvai neišmokė anglų kalbos, bet aš išmokau. Jeigu tavęs tėvai kažko neišmokė, ką tu matai jau suaugusi, kad tau reikia mokėti, tai arba tu prisiemi atsakomybę už savo gyvenimą ir išmoksti, arba vat, šiuo atveju susitvarkai, ne, čia vaikystės traumos, ne, kažkokios nuostatos, vėl savivertės klausimai. Tu matai, kad pas tave čia yra problema ir tada eini, susitvarkai, išmoksti, įgundi ir kažką vat pasidarai. Bet jeigu tu dar vis esi vaikas emociniai brandos raidoje, ne, dar neišėjai iš vaikystės, tada vis dar lauki, kol tėvai už tave kažką padarys už tave, tau, ta prasme, tu dar vis jautiesi nesavarankiška savo gyvenime ir lauki, kol tau tėvai kažką padarys, ko nepadarė. Ir tada tokiu atveju tai, bėda, ta prasme, čia, taip juokiuosi dabar, ne, bet čia realiai yra bėda. Žmogus, būdamas aukos būsenoje, jisai gali kautis, bėgti, slėptis, teisintis, pateisinti, ne, įsipatoginti. Kol tu esi aukos būsenoje, tu nieko nesprendi, absoliučiai. Tu tik tai įsipatogini tame, kame, kur tu esi, bet nieko nesprendi, nieko nekeiti. Kai tu išeini iš aukos pozicijos į autorės poziciją, bet tai reiškia prisimti atsakomybę, tada tu žiūri, man šito trūksta, bet šitą turiu, man šito nereikia. Aha, tai ką man dabar daryti? Tvarkytis. Tai gerai, einu tvarkytis ir susitvarkai. Viskas. Sandrė, ironiška, bet vyrai, kurie sako, jog mums reikia pinigų, tai jie patys jų neturi. Jo, sutinku. Jie nori naudotis, o ne... Ta prasme, tie žmonės, kurie ateina į santykį su tokiu, kaip čia, nusivylimu išankstiniu, tau tik tai to reikia. Tai jie ateina su išankstiniu nusivylimu į santykį dėl to, kad jie nori, kad jiems viską duotų, o patys būti tik tai tokie, naudotojai, besinaudojantis viskuo. Adelė sako, niekada nereikia aukotis dėl vaikų, nes gyvenimas pralėks ir nieko nepakeisi. Jo, ne tai, kad, nežinau, čia yra, kas tai yra aukos, ne? Žmonės paprastai dėl kitų aukojasi tam, kad juos įpareigotų. Aukojasi dėl vaikų, kad kai vaikai užaugs, aukotųsi dėl tavęs. Nes taip tu suvoki meilę. Tu meilę suvoki per savęs nurašymą, per savo poreikių ignoravimą, per auką, per kančią, per kentėjimą. Tai yra tavo meilės suvokimas. Jeigu tavo meilės suvokimas yra netoks, tai yra, jeigu tavo meilės suvokimas yra adekvatus, tada tu supranti, kad, ir taip ir ne, kol mažas vaikas, tai taip, tu esi apribota, ne, kol ten tu negali kažko labai laisvai daryti, nes, tu turi mažą vaiką ten, pavyzdžiui, yra kažkokios ribos, bet, ta auka turi, yra sveiko proto ribos kažkokios, tai va, tai jeigu nesuvoki kito būdo, kaip tik tai per amžiną auką kurti meilės santykius, tada turi lūkestį ir į kitus žmonės,
Bet kiti žmonės galbūt jie, irgi aukojasi dėl tavęs, bet ne taip labai, kaip tu įsivaizduoji. Ir tada tu jautiesi amžinai va tokia nesuprasta, nelaiminga, ten tokia, anokia kažkokia, kad niekas tavęs nemyli, tu čia tiek aukojasi. Ir plus tie žmonės, kurie aukojasi kairę į dešinę net neprašytai, jie aukojasi ne taip, kaip tiems žmonėms, dėl kurių aukojasi reikia, o taip, kaip patys įsivaizduoja. Čia tokį irgi pavyzdį kažkada buvau sugalvojusi, kad maždaug aš nemėgstu raugintų agurkų. Realiai, jeigu norite man ką nors gero padaryti, tai jau geriau ir kopūstų irgi raugintų nemėgstu. Bet jeigu norit man ką nors gero padaryti, aš mėgstu raugintus pomidorus. Ir pavyzdžiui, kas nors, va čia, va, Asta, tave labai myliu ir dabar čia, va, tau aš visą dieną rauginau tuos agurkus. Ir tada gaunu aš ten tų agurkų raugintų, ten, nežinau, dėžę visą ir sakau, ačiū, bet nenoriu. Tai kaip tu galėjai, kodėl tu nepriėmi, aš va dėl tavęs tiek vargau, tiek to agurkų sėjau, sodinau, laiščiau, ar tu supranti, kaip aš sunkiai dirbau, ar aš tavęs prašiau to agurko, aš jų net nemėgstu, kodėl tu manęs nepaklausai, ko aš noriu. Tai va su ta auka, kai žmogus tai va tiesiog iš vėl žema savivertė, kai žmogus iš to savo tokio neadekvatumo aukojasi kairę į dešinę, jisai aukojasi ne taip, kaip kitiem reikia, o taip, kaip jam reikia. Jisai aukojasi, nes labai neegoistiškas, bet realiai jisai aukojasi iš absoliutaus 100% egoistiškumo ir visada nori tą pripažinti ar nenori pripažinti, bet visada tai yra susijęs su lūkesčiu, kad va, jeigu tu mane mylėtum, tai tu irgi ten aukotumės ir valgytum tuos agurkus, kurių nemėgsti. Tai tuo biškai pažiūrės. Aš tuo, žinokit, atsijungsiu, įspėju, tiesiog aš šiandien už kokių 5 minučių atsijungsiu, turiu kitą konsultaciją. Tai rytoj kažkada nutaikysiu progą ir vėl prisijungsiu, bet aš taip man labai sudėtinga, iš tikrųjų, tokia, dabar čia visą laiką tą ir tą valandą jungsiuos, tai aš taip negaliu, tai aš tiesiog tikiuosi, kad mes kažkada sutaps mūsų laikas tik tokia ir aš būsiu, ir jūs būsite, ir vėl galėsim pabendrauti. Gediminas klausia, o nuolankumas vyrui ar moteriai yra blogai, argi santykio esmė ne padaryti žmogų laimingesnį? Oi, čia toks ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Yra labai daug visokiausių aplinkybių ir niekada negalima atsakyti juoda balta. Ne, yra priklausomai nuo žmonių, priklausomai nuo aplinkybių. Nuolankumas, vieni gali nuolankumą suprasti kaip vergystę, ne, va tą amžiną kažkokį tai pasiaukojimą. Bet nuolankumas, tai iš tikrųjų, va ta sveikąja prasme, tai yra taika. Vidinė taika su savim, vidinė taika su kitu. Ne? Kai tu žiūri, yra kažkoks konfliktas ir tu žiūri anapus jo, kai tau nėra labai svarbu kam nors būtinai įrodyti savo tiesas. Nes nuolankumas yra toks iš viso tokia tema, kur, jeigu tu esi people pleaseris arba narcisistinio spektro asmenybė, ne, tai people pleaseriai labai nuolankus, jų yra gyvenimo misija būti nuolankiam, misija daryti kitus žmonės laimingais, jie yra 100% radarus pastatę ir skenuoja ištisai emocijas ir labai stengiasi, kad tik visi aplinkui būtų laimingi, kad tik niekas nesipyktų, kad tik viskas būtų gerai, kad tik viskas būtų gerai. Ir tokius people pleaserius paprastai į santykius renkasi toksiškos asmenybės, kurie nori, kad aplink juos viskas suktųsi, jiems visi pataikautų ir jie niekada nebūna patenkinti. Jie vis tiek būna amžinai nepatenkinti, amžinai priekaištauja, amžinai tu ne tą padarai, ne tai padarai, ne tokiu būdu padarai, ne tada padarai. Ir people pleaseriai tada amžinai tarnauja, o tie toksiški amžinai nepatenkinti ir amžinai reikalauja. Ir toksai pasidaro užburtas ratas. Bet ir people pleaseriai ir tos toksiškos asmenybės, narcisistinės, jos abidvi yra iš tų pačių šaknų, iš vaikystės traumų. Tai nėra nuolankumas, apie kurį labai daug kas kalba. Ir tai nėra ta tikroji laimė, tai yra traumos, tai yra neišspręstos traumos, tai yra neišspręsta savivertė. Tai sakykime, narcisistinė realiai tokia jau, taip giluminė narcisistinė asmenybė, jinai net nelabai turi, tiesą sakant, šansų pasveikti, todėl kad jinai gali išmokti
sveiko žmogaus elgesio kažkokių tai, strategijų, ane, bet, tai nekeičia jo esmės, nes narcisistinė asmenybė tuo ir pasižymi. Pagrindinis momentas va tos toksinės narcisistinės asmenybės yra empatijos stoka. Jeigu tu neturi empatijos, tai tu gali elgtis imituodamas empatiškų žmonių elgesį, bet vis tiek nejausti empatijos ir vis tiek viskas sukasi aplink tave ir aplink tavo naudą. Nežinau, čia šiaip prisiminiau tokį, aš šiaip tai žiūriu Disney plus kanalą, ten tą Netflixą atsijungiau, žodžiu, dabar perėjau prie Disney'aus ir ten yra toks serialas, kurį truputį ten net sezono pilno nepažiūrėjau, bet yra Once Upon a Time, liktai kažkaip, arba Once, ten tipo apie pasakas, iš tų pasakų motyvų serialas sukurtas. Tai ten esmė yra, kad ta pagrindinė herojė, ta ragana, tipiška narcisistinė asmenybė, bet taip jos tas charakteris, tas narcisistinis gerai atskleistas, ir tu žiūri, žinai, ir jau galvoju, jau matau kažkokias jos emocijas, jau kažkokį gal gailestį, jau kažkokią empatijos pasireiškimą jau matau ir pėsti ir pamatai, kad visa tai buvo tiesiog manipuliacija. Tai empatiškiem žmonės be empatijos neįmanoma suprasti, nes tai yra ateiviai, visiškai nesuderinamos rasės, evoliucionavusios, ane? Tai tie people pleaseriai yra hiperempatiški, nes jie yra visiškai susifokusavę ir susilieję su kitų žmonių emocijomis ir nejaučia savęs, o tie, kurie neturi empatijos, jie visiškai nejaučia arba minimaliai jaučia kitus, bet labai stipriai jaučia save ir jie padarė save svarbiu. Ir jie tą šokį savo amžinai ir jie būtinai bus kartu, būtinai people pleaseriai, būtinai bus apsisukę toksiškais asmenimis, o aplink toksiškus asmenis būtinai suksis people pleaseriai ir amžinai ir tie bus amžinai nelaimingi kartu arba laimingi savotiškai. Tai čia yra ta dažniausiai pasitaikanti nuolankumo išraiška. Bet ta sveikoji nuolankumo išraiška yra, kai tu esi taikoje su savim ir su kitu, kai tu kuri santykių su realiu žmogum ir priemi jį toks, koks yra. Nes kuri santykių su tai neįpareigoja tavęs kęsti blogą elgesį, nes tu tiesiog nekuri santykių su žmonėm, kurie tavim naudojasi, kurie tave žemina, kurie tavo nėra draugai, kurie egoistiški, savanaudiški, ten dar kažkokie. Tu tiesiog nekuri santykių su tokiais žmonėm, kuriems reikalingas tavo nuolankumas, nes jie santykių kuria su tavim ne dėl tavo nuolankumo ir ne dėl to, kad tu juos privalai daryti laimingais. Jie kuria santykių su tavim, nes tu jiems kaip asmuo esi įdomus. Yra bendrų temų, bendros vertybės ir taip toliau. Ir tu lygiai taip pat dėl tos pačios priežasties. Tu rūpinėsi savo laimę asmeninę, o tie žmonės, jie papildo tavo laimę. Tiesiog, jie būdami savimi praturtina, duoda spalvų tavo laimiai, tavo gyvenimui, tavo suvokimui, dar kažkam. O čia man tuoj, tai patvirtinu. Bet jau man reikia atsijungti, jau aš matau, kad jau turbūt turiu dar neatsakiusi. Matau, kad turiu klausimų neatsakiusi, tai žinokit, dėja, aš jūs palieku, išeinu vesti konsultacijos. Tai jeigu jums čia pasiklausėt buvo įdomu, jūs galite padaryti, Once Upon a Time. Jeigu jums įdomu, ką aš čia kalbu ir kaip aš kalbu, tai jūs galite nueiti ir mano profilį, ten aš daug visokiausių video sukėlusi, galite jų pasiklausyti, galite nueiti į mano svetainę, kurią rasite mano profilio viršui prikabintą ir ten ir straipsnių pridėjusi, irgi ten pradėjau kelti straipsnius, žodžiu, labai daug ko visko esu pridariusi ir dar labai daug ko visko pridarysiu, tai žodžiu, let's keep in touch ir susitiksime turbūt rytoj. Iki. Ir ačiū Laura už moderavimą, tikrai labai ačiū.